Surskis, ar jumis girdėjote, kad į avariją papuolė buvusi Olele pupytė ir susitrenkė, silikoninę kūno dalį? Jūs darot pirmiausia metodologinę klaidą. Jūsų vektorius pasirinktas indoktrinacijos neteisingas. Buvusių Olele pupyčių nebūna. Spaudos antraštėse parašyta. Buvusi Olele pupytė, ne pats sugalvoju, spaudoj parašyta. Blogai parašyta, spaudoj parašyta. Nemokščio žurnalistas tik taip galėjo parašyti. Kaip nėra buvusių kagabistų, taip nėra buvusių pupyčių Olele. Jau jeigu tapai Olele pupytė kartą gyvenime, tai jau tada užsikleiminai visam gyvenimui. Ir turi elgtis po to pagal Olele pupyčių paradigmą. O kokia pupyčių elgesio paradigma? Pakabinti bagotą sportininką, tada su juom susprogdinti seksualumo bombą, po to prikrauti 28 gigus fotografams savo vaizdų ir po to jau pats nusitempti mano aukščiau minėtą bagotą sportininką prie altoriaus. Įdomu, va dabar ir galvoju, kuriai čia pupytei pavyko va tą įgyvendinti. Numeris 1 Oksana Pikul šią paradigmą išsprendė pilnutinai. Nieką blogiau sekėsi ir Lino Kleizos pupytei. Ten buvo kažkokie tai nesklandumynų su fiktyviu kunigu, bet pinigai viską išsprendė. Tai kaip ir viskas? Viskas. Visos pupytės daro viską tą patį, tik tais, nepatenka į viešumą iki seksualumo bombos susprogdinimo. Paskutinė, kur pateko į viešumą, tai pupytė Viktorija. Kaip sakant, įgyvendino paradigmą. Čia ta pati, kurį susprogdino seksualumo fugasę su futbolistu Edgaru Jankausku? Žmogus, reiškia, tik 3 dienas pagyveno laisvai pabėgęs nuo Mijos ir jau jį nupupino, Olele pupytino jau kita pupytė. Žinot, įtikinot, buvusių pupyčių nebūna. Man įdomu, jūs galite pasakyti pupu nesuspaudęs lūpų? Pupu, bet nesuspauskit lūpų. Ne. Beveik. Na. Pasakyti. Gerai, ko norėjot? Tik tai tiek?